3, action. Važiuojam. Tai labą dieną. Sveiki visi. Labai smagu šiandien sėdėti šioj pusėje, nes dažniausiai būnam kitoj. Ir tokį ilgai kurtą projektą įgyvendinti ir pradėti mūsų podcastą. Ir 100% visi galvojat, kas įsijungia, kad kas tos čia iš viso yra nežinomos, nematytos ir visa kita. Tai jo, visą laiką buvom ar ne kitoj pusėje ekranų, šiandien esam pačios toj vietoj, kur klientams sakom, kad reikia daryti. Tai visų pirma papasakokime apie tai, kas mes esame. Jo. Ir nuo ko mes pradėjom, kad paskui... Ir apie ką čia mes šnekėsim, mane, kad čia galvosit, ką čia jos blevizgoj minutę laiko lelekinam. Tai jo, mes kažkaip žiūrėjom, mes esame iš marketingo srities, esame agentūra ir kažkaip visą laiką žiūrėjom, aišku, klientam kažkokios reklamos, rinkom informacijos ir pamatėm, kad ta niša ganėtinai laisva ir turiu omeny lietuvių kalba, ne? Kad labai mažai kas šneka apie reklamų kūrimus, kažkokias strategijas, ar kaip ar nevaldyti savo socialinius tinklus, gal net apie verslus ir turiu omeny nuo pat pradžių tas toksai ta sunkioji pradžia, kur labiausiai nereikia tos informacijos. Jo. Ir tikrai yra taip pačiai pradžiai, pradedant bet kokį verslą, yra tikrai didžiulės džiunglės, nes tu net nežinai, kur bėgti. Ir į tą pusę, ir tu mažai informacijos žinai, net nežinai, kur kreiptis ir ką daryti. Ir mes šio podcasto metu, nebūtinai šiandien, bet kitose dalyse ateityje papasakosime būtent apie tai, kaip pradėti, kaip nedaryti kažkokių tai klaidų arba kaip apeiti tokias klaidas, kad nepasidarytumėt tokias, kokias galbūt mes buvom savo versluose dariusios. Taip. Tai jo, mes pasidalinsim ir savo ir patirtim ir tikimės, kad turėsim ir fainų svečių, kurie galės pašnekėti šiom temom. Tai tikrai faina ir tikimės, kad bus įdomu. Jo, tai mūsų podcast'o ir ta mintis ir pavadinimas, ar ne, verslo džiunglės, tai kad čia kaip čia viskas, tie niuansai tokie, kur tu nenorėtum gal kažko padaryti, bet dažniausiai padarai, tai tiesiog tą pašnekėsim. Tai bandom dabar kažkaip labai gražiai šnekėti, net kalba, bet faktas mūsų ta tauragietiška tarmė tikrai išlys. Niekur nepabėgsim. Nepabėgsim tikrai. Kad ir kaip stengiamės, bet tiesiog. Jo, tai apie bandysim ir apie visus verslus ir pirikūpam turėsim gal kažkokikių patarimų, nes tauragiai yra mašinų miestas, tai čia nieko visi žino. Visoms rytim, žodžiu, bus patarimo, idėjų ir minčių. Ir tikrai stengsimės papasakoti, pasidalinti labai tikrai paprastai, lengvai ir kad tikrai būtų suprantama. Tai jo, o mūsų gal tas toksai, kad sakysit, ką jos čia supranta, ar ne iš kur jos čia yra išdygusios. Tai kaip sakiau, kad turim ar ne agentūrą ir kažkaip tam versle sukomės daug metų, bet vis kažką užsiimdavom kitko. Nes galvom, kad ne mūsų ta vieta, ne, ir mes su Aiste irgi esam ganėtinai nesenai pažįstamos, bet susijom per verslą ir gimė idėja ir sakom, davai sujungiam savo jėgas ir galiu sakyti, davai, ar ne? Kaip čia dabar su ta kalba bus, nes man tai gal, žinai, dar ir kažko gali išlysti, bet bandysim. Pasistengsim. Gražiai pašnekėti, kad nebūtų, bet faktas, žinant mus, aišku, kas pažįstamus, tai žinos, kad rimtai mes iki galo tikrai nepašnekėsim, netokios esam, bet mes ir nenorim. Mes norim labai to pernešti tą tikrumą, lengvumą, ne, ir kad būtų smagu, faina žiūrėti ir kartais net pasijuokti. Nes to iš tikrųjų, ypač kalbant, tarkim, apie rimtus dalykus, apie verslą, marketingą, tikrai dažniausiai to trūksta, nes kai žiūri podcastus būtent tomis temomis, būna taip, kad atrodo, tu turi būti šios srities specialistas, būtinai, kad tu suprastumei ir šiaip paprastas žmogus atrodo, tikrai tu nesupranti, nes, tarkim, yra tikrai labai daug podcastų, tikrai labai įdomios informacijos, visko, bet tikrai
tu daug dalykų nesupranti. Taip, ir čia yra, viskas čia yra normalu, nes mes, pavyzdžiui, irgi tą patį esam perėjusios, kai buvom mūsų pati pradžia ir tikrai jom ar ne per daug seminarų visokiausių. Ir kartais tikrai tu nori, dar nėra tų tokių pinigų ar ne, kad kažkokią samdyti agentūrą, kad už tave tos visus darbus atliktų, tu nori viską pats daryti ir tikrai būna, kad tu pasiklysi tarp tos informacijos ir kartais net nuleidi rankas, ne? Tai mes net, kaip minėjau, kad turėsim kažkokių svečių, tai tikrai norėsim pasikviesti, galim iškart pasakyti, ar ne, iš Spiečiaus, kur mūsų yra didžiausia meilė, agentūros, mūsų didžiausia meilė, kur mes turbūt ir užaugom. Ir nuo ko mes pradėjom? Nuo ko pradėjom? Mūsų bendras verslas, nuo ko pradėjom. Agentūra marketingo. Taip, tai ir kur mes susipažinom, faktas. Taip, ir kad tenais yra tiesiog jaunam verslininkui meka, galėčiau sakyti, nes viskas duodama labai daug informacijos, pagalbos nemokamai, bet mes tą vėliau vis tiek pašnekėsim, nes pasikviesim tikrai svečių, kad kažką labiau ir papasakotų. Tai va tas toksai mūsų, nežinau, kas ar ne mes tokios, tai pagrindas mūsų klientai yra ar ne verslai, bet šią platformą, tai norim tikrai pasiekti ir tos smulkesnius žmonės ir padėti. Tai tikrai galit mumis pasitikėti, esam praėjusios daugą. Ir šilta ir šalta ir visas klaidas turbūt padariusios, gal Aistei lengviau sekėsi versle, aš tai padariau turbūt gyvenime visas klaidas, kokias tai buvo įmanoma padaryti ir kai kas ir užgeso kažkokie verslai, bet pamokos visas, tai tikrai irgi pasidalinsim. Bet versle ir taip ir turi būti iš tikrųjų, kad tu suprastum savo klaidas, tu turi padaryti klaidų ir kad tu dabar, pavyzdžiui, eidamos mes savo šiuo verslu, tai mes žinom, ko mes nedarytume. Bet dabar darom kitas klaidas, tai kaip sakom, šiandien irgi pasirodom pirmą kartą, ar ne, nes irgi ir socialiniuose tinkluose, kur visą laiką klientams sakom, rodykitės, dabar yra irgi faina madoj ir savo veidą, bet mes niekaip, nes kažkaip ir neperlipom to ir kažkaip esam tos ne kameros žmonės, atrodo, ne. Ir čia ne pirmą kartą pasirodom. Šiandien buvo pirma diena, iš tikrųjų, kad iš viso išlindom. Mes, ne veltui ir sakom, kad mes... Batsiuvys be batų. Batsiuvys be batų, nes mes tikrai, ką mes sakom klientui, daug ko nepasidarom pačios. Nieko. Nes tikrai yra tokių dalykų, kad atrodo, nes mes viską atiduodam savo klientui. Bet pagalvojom, kad ši platforma tai turbūt bus pati geriausia investicija, ar ne, ir kažkokią vertę norim ir duoti, ir turbūt gauti, nes mums taip pat čia pamoka yra didžiulė. Tai ir gal dar kada ne apie save, kad tiek metų esam toj srity, bet niekada kažkaip ir nepradėjom, gal buvo to irgi pasitikėjimo mažai, ir ar iš aplinkos, ar iš kažkur gal pačiom ar ne, nes tikrai dirbom visiškai kitus darbus, bet prie to pačio buvo marketingas, reklama, socialinių tinklų, visas valdymas, viską tą darėm daug metų. Aš kai pradėjau skaičiuoti, aš iš viso jau gal 10 metus, aš net bakalaurą baigiau su marketingo tema. Ir man tada įdomu, bet galvoju, tikrai ne man, aš jau tikrai, negaliu, nemoku iki galo, ta prasme, toks nepasitikėjimas. Ir viskas ėjo. Ir vis tiek ta diena atėjo po to, žinai, tiek metų, kad tu vis tiek sėdi ten, kur sėdi. Aš manau, reikėjo to, kad užaugtum iki to lygio, kad kažką pradėtum daryti, nes, dažniausiai to ir trūksta, mums trūksta kažkokio tai spyrio, o kaip mes pradėjom įmonę padaryti, tai faktas visai kitaip. Visai kitaip. Tai jeigu kalbant apie tai, tikrai atėjo viena diena, kaip mes irgi atsidarėm savo įmonę, tai vieną dieną tada aš pradėjau su dizainu dar labiau dirbti. Grafiniu dizainu. Sakau, Greta, pamatysi, vieną dieną atsidarysim AG marketingo agentūrą, tu dirbsi su marketingu, aš dirbsiu su dizainu. Jau paskui man vakare rašo. Tai gal davai atidarom. Taip ir buvo. Tai gal ir mūsų bus čia toksai, žinai, spyris kažkam. Taip. Gal kažkokios tikrai rasit naudingos informacijos ir tikrai pradėsit savo, gal net kol kas nieko nedarot, bet kažkur kirba mintis. Ir gal tikrai bus mūsų tas podcastas toksai spyris kažkam. Tai būtų labai faina ir mūsų toks ir gal tikslas yra, ne švietėjiškas. Kad tiesiog
nepasiklysti tose informacijos džiunglėse, nes informacijos yra internetuose visur, dabar tikrai labai pilna. Labai daug net yra iš tikrųjų, per daug atrodo kartais. Tai va, dėl to ir sakau, kad nepasiklysti tose džiunglėse vien dėl to, kad informacijos labai daug, bet kokią tau informaciją atsirinkti, tai tikrai ir reikia. Faktas. Gal ir mūsų ta informacija ne visiems bus tikslinga, nes mes irgi, ar ne, mes tą šnekėjom, kad kartais eini per tos mokymus, per seminarus ir vienur apie vieną pasako, kitur apie kitą. Tai faktas, kad tų specialistų nuomonės irgi skiriasi, darbo specifika skiriasi, tai tikrai gal ir mūsų ta informacija kažkam, sakys, jau tikrai nusišneka nesąmonė, bet, yra kaip yra. Tai patiks, nepatiks, vis tiek subscribe. Like, subscribe. Like, subscribe. Jo. Ir šiaip tikrai taip, mes irgi kiek esam praėjusią seminarų, visokių mokymų, tai nueini į vienus mokymus, į kitus mokymus, tai kiek mokymų praturėjom, tai irgi visur skirtingos nuomonės ir skirtingos ta informacija. Ir tu kažkur kažką atsirinki vis tiek. Ir tu visiems bet kokiuose mokymuose atsirinki tai, kas tau yra būdinga ir kas tau tikrai reikalinga būtų. Tai tiek, tai turbūt, kad ką jūs, jau aš jau jaučiu, kad pas mane tai bus, tai tauragė po 10 minučių jau atbus visiškai. Tai tokias temas gvildensim ir tikrai pakalbėsim ir ką reiškia būti moterim versle, nes kartais irgi pajuntam kažkokius gal skirtumus ir pasakysim, ar tai mitai ar ne. Pašnekėsim tom labai tikrai plačiom temom, esam jau susirašę visą sąrašą, ką norim pakalbėti, bet faktas bus apie verslą, marketingą, reklamą, visus tos dalykėlius. Tai kad šiandien irgi mūsų nebūtų, ar ne, tas podcastas apie nieką, tiesiog šnekėti apie save, tai nes jau turbūt pusė yra išjungę, nebeįdomu, bet pirma ta tema norėsim pasidalinti gal tom tendencijom, aš biškį pasirašiau, ką mes irgi dirbam su klientais, ką akcentuojam, tai turim tokius išsirašę nesvarbiausius dalykus, kas tikrai yra dabar madoj, ko reikia nepamiršti. Aišku, mes ir šnekam kartais madai nelygu, ne? Reikia vis tiek tos klasikos ir kas dabar madinga, gal vienam visiškai netinkama yra. Tu turi atsirinkti informaciją, tai kas tau tinka ir netinka. Taip, bet tokie, aš užsirašiau tokius bendrinius, kur tikrai daugelis gali pritaikyti. Nors jau dabar čia 24 metų tendencijos jau biški praėję nėra, bet vis tiek dar turim laiko, 10 mėnesių galim pasivyti. Tai gal praeisim kelis, aš čia tos punktus turiu, praeisim greitai tą po punktą, truputį apšnekėsim, pakomentuosim, nes kai kuriuos mes norim apie kai kuriuos daryti atskirą podcastą, atskirą laidą, nes tikrai svarbios temos ir apie jas galima daug ką pašnekėti. Labai galima daug papasakoti. Daug patarimų duoti. Taip, idėjų ir minčių. Jo. Dar ką nepaminėjom, kad irgi mūsų šitam, kaip čia vadinasi, platforma, ne? Įkelsim kelis tokius kaip mokymus, kad tikrai būtų naudinga, tai pavyzdžiui, kaip Metos ar Google Ads tų reklamų sukūrimas, kad tikrai kas nori nepasileisti, nežino nuo ko pradėti, ką įsivesti, mes kelsim tokį kaip video formatu, tiesiog labai paprastai paaiškinti, kad bet kas galėtų tikrai bent reklamą paprastutę pats pasidaryti. Tai su Canvos programa, Aistė kaip grafikos dizainerė, tai supasakos, kas ir kokių klaidų nedaryti, jeigu irgi kažkas Canva labai faina yra programa, nemokama, jeigu kažką biškį šustriau norim turėti, susimokėti mėnesinis mokestis, bet ta prasme maketavimo labai tikrai paprastam ar ne tam verslininkui labai užtenka jos. Taip, ypatingai, tarkim, nesant specialistų, tarkim, kažkokiu grafikos dizaineriu, kuris, tarkim, grafikos dizaineriai naudoja, ne visi naudoja tą Canva.
labiau dabar naudoja... visi labai pyksta, nes jinai yra tikrai lengva su ją pasidaryti. Iš tikrųjų nieko nežinant, tu gali pasidaryti reklaminę ar banerį, ar reklamą tą pačią socialiniuose tinkluose. Taip, bet dažniausiai šiaip aplamai grafikos dizaineris renkasi, tarkim, tas šiek tiek tokias programas vien tam, kad tu galėtum padaryti, negaliu sakyti vien, kad tai profesionalesnė, tarkim, kažkokią tai reklamą, nes su Canva programa galima tikrai daug ką padaryti, tačiau tikrai matosi, kad tai yra padaryta su Canva. Tikrai pažiūri kažkokį tai, tarkim, reklamą ir iš karto tikrai matai, kad tai yra tikrai padaryta su Canva, nes bet tam paprastesniam tikrai užtenka. Per akis. Tikrai per akis. Tai gal kartais irgi ta pati pradžia gali atrodyti sunkesnė, tai mes irgi norėsim įkelti video, kad tiesiog matyti, ką po ko spausti, tai toksai mūsų tas turinys bus. Taip, kaip supažindinti, tiesiog elementariausius dalykus pritaikyti savo dizainuose. Taip. Tikrai viską tai galima padaryti. Tai dėl to mus privalot sekti, nes tikrai bus labai fainai ir naudingos informacijos. Jo, tai perinam prie tų tendencijų, ne? Mes irgi dažnai ir jas apšnekam ir aptariam ir kai kurias išpeikiam, nes kartais būna tokios nenormalios, bet toks gyvenimas. Atneša tas tendencijas kažkas ne iš viršaus, kaip aš sakau, ypač iš užsienio pareina, ne Lietuvą, gal biški lėčiau, bet kažkada jos pareina. Tai ir pirma yra pas mane parašyta, kad labai populiaru bus ir tiesiog number one paprastumas, tikrumas, netobulumas ir nenudailintas turinys ir didžiosiom raidėm žmogiškumas. Tai man šitas dalykas labai patinka, nes aš irgi labai džiaugiuosi dėl to. Buvo tas laikotarpis, kai visi naudojam filtrus. Jo. Kažkas baisaus, iš tikrųjų aš tai džiaugiuosi, kad nebėra, nes jeigu tu, tarkim, daro kažkas tai story ir, tarkim, užsideda filtrą ir, tarkim, gatvėje sutinki tą žmogų ir tu nepažįsti, nes du skirtingi žmonės yra iš tikrųjų. Aš pati netgi, kai pradėjau daryti su savo prekiniu ženklu, kai turėjau, tai irgi pradėjau kalbėti į ekraną, į tą telefoną, stories dariau viską ir irgi pradėjau daryti su filtrais ir aš paskui pradėjau matyti, kad tai yra du skirtingi žmonės ir baisu tikrai, iš tikrųjų. Ir paskui pati nuleidau tą dalyką, kad tiesiog be jokių filtrų natūralumas yra geriausiai. Ir kai žiūri, pavyzdžiui, netgi aš, tarkim, Instagram'e, tarkim, jeigu kažką tai saku, tai aš tikrai atsirinku, ką sekti vien dėl to, kad man nepatinka, kai yra filtrai, tokie yra viskas, tarkim, su Photoshopu perdaryta. Arba net, kad filtrai, bet tas toksai idealus gyvenimas. Taip, nors realiai viskas taip idealu, taip viskas, visi perfekcionistai, visi, ta prasme, nušlifuota jo. Tai aš irgi dėl šitos tendencijos tai labiausiai džiaugiuosi. Aš net turiu tokią istoriją. Iš karto, žinai, prisiminiau, bet čia gal prieš kokius 5-6 metus irgi su vienoje įmonėje dirbau ir toks tas darbas, kai tu, žinai, privačioje įmonėje tu esi viskas viename. Bet žodžiu, tenais ir keli departamentai skirtingi, ta prasme didelė įmonė, bet vadovas labai būdavo įsijautęs į tą visos įmonės augimą, visą darbą ir jis labai visur norėdavo viską matyti, viską žinoti, žodžiu. Ir reikėjo reklamos, ir reikėjo ieškoti influencerio. Tai mes tenais moterų kompanija, kažkaip, žinai, susiradom, pasirašėm sąrašiuką, ką norėtume matyti, tai buvo šeimos verslas, tai labiau žiūrėjom į kažkokias šeimas ir tą sąrašiuką turėjom nešti vadovui, kad mes atrinkom, gal kažką turi komentarų, taip ir taip. Ir jisai jas iš karto visas pračekino, žinai, Instagram'e, kad kas čia tokias yra ir buvo, aš aišku, neminėsiu kaip kas, bet viena buvo, kuri labai naudoja tenais tokius filtrus, kur greitų žmogus, nepažintum. Ir tu net matai, kad jeigu jis pabėga, kad tas antras veidas atsiranda šalia, žinai. Ar lūpos pasikeičia, atsiranda ant kaktos, bet tokia. Dar prieš tiek metų, gal, žinai, dar irgi tie filtrai dar buvo prastesni. Ir jisai, ir jisai atsivertė ir sakė, tikrai ne, man ufonautų reklamų nereikia, aš noriu, žinai, kažkokio tikro žmogaus,
o nu, ne kažkokios personos. Tai vat net tada ir kažkam vis tiek kliūna. Tai iš tikrųjų tas vat, paprastumo, to natūralumo grįžimas, tai iš tikrųjų kas galėtų būti, tai yra geriausia. Taip, taip. Ir reklamose tikrai kartais, kai atrodo, ne, kad kas čia, aš vis tiek gražiau ar atrodo, ar ką, bet, nu, matos, viskas matos ir tikrai jų, nu, nesinori. Ir labai smagu, kad tos didžiosios influencerės nusiminėja, nes tikrai jos vis tiek yra kažkieno siekis, ne, ir ką jos daro, kiti daro. Tai labai sektinas ir fainas pavyzdys. Jo, tai mes kažkaip per daug neužsibūsim, mane apie kiekvieną po truputį pakomentuosim. Jo, nes mes vis vien bildensim šitas temas ateityje. Taip, o nenorim, kad jūs čia užmigtumėt beklausydami mūsų. Jo, kitą turiu kaip du atskirus, bet juos galima sujungti, nes video reklama, story reklama, kad dabar yra on top, visiškai be kalbų, taip, be komentarų. Ir čia turbūt vėl mes galim visus tris sujungti, ne? Nes žmogui fainiau pažiūrėti kažką nufilmuotą, judantį objektą, ne? Negu tą įrašą, nuotrauką ir ta story reklama, tai visiškai yra tendencija. Taip, vis vien yra pritraukianti žmogų, ne taip, kad, tarkim, nuotrauką įdedi ir tu perskaitai ir viskas, o tu čia lauki kažko, kad kažkas kad pasirodys, taip. Tai iš tikrųjų ir visuomės įmonėm ir sakom, kad tikrai ir savo planus pakeitėm ar ne, su kuo dirbom, kad tikrai fokusuojam viską į video reklamą. Tai mūsų Andrius turbūt labiausiai džiaugiasi, nes jo sferoje dabar yra daugiausia darbo. Jo, tai, bet apie tai irgi pašypsasi, tai reiškia gerai. Gerai. Apie tai irgi pašnekėsim kitoj, kaip tik nešnekėsim sekantį kartą apie socialinius tinklus ir viską, ką daryti, tai labiau ir paanalizuosim. Toliau turiu dirbtinį intelektą. Jo, mes irgi turim istoriją, dar prieš tai, vis tiek duosiu istoriją papasakoti, bet prieš tai visi dabar irgi jo labai jau, kad, Jezus, atims darbus, atims... Viską atims, robotai ateis ir viskas. Tai jeigu tu nesinaudosi to dirbtiniu intelektu, aš dar kažkur nežinau, ar buvau skaičius ar kažką, jeigu tu nesinaudosi dirbtiniu intelektu, tai kažkas už tave pasinaudos ir tiesiog atims iš tavęs tą darbą. Tai vat atims tas kitas atims, ne? Taip. Tai jo, mes irgi visur sakom nebijoti, nes yra tikrai, uogytė, išmokus, kaip naudotis, ne, ir tikrai palengvina darbą ir vis tiek faina. Tau net minčių duoda iš tikro. Tau nebūtinai tau pasinaudoti visomis mintimis, ką jis tau duoda. Jo, reikia atsirinkti, faktas, reikia atsirinkti, nes tikrai vis dar jisai yra gal toj stadijoje, kur, žinai, tobulinimas, ypač lietuvių kalba. Angliškai vėl, sakykime, tie, kurie neturi, gimtoji kalba yra anglų kalba, tų robotų, jo, tai mums gal sunkiau, bet vis tiek su juo tikrai viską galima padaryti. Ir dar kas faina, man labiausiai, sukuriant vaizdą kažkokią ar ne nuotrauką, jinai ta nuosavybė yra tavo. Tai įsivaizduoji, tau nereikia kažkur Google ieškoti ir paskui turėti problemų, kad kažkas suras ar pasinaudos. Ir dar šitas dalykas net mokėti pinigus, nes jeigu tu nori panaudoti kažkokį tarkim paveikslėlį, tarkim netgi dizainę, tu turi susimokėti, nes gali paskui tau pasibelsti, tai tavo duris kažkas, tai yra tiesiog... Tai kas galbūt geriau negu nemokama programa. Taip. Visiškai. O mes irgi naudojam. Ir labai naudojam. Taip, galim net savo juokingą tą dalyką tokį padaryti, kad mes sakom ant bairio, davai pažiūrėkim, ką mes galėtumėm dėl pavadinimo. Taip, ką mes galėtumėm dėl pavadinimo ir ten įvedėm ir mums išmetė tiesiog pavadinimų visokių ir buvo džiunglės. Ir mes kažkaip taip perskaitėm, paskui džiunglės, verslo džiunglės. Ir dabar su tuo pavadinimu gaunam, kas juokinga yra, nes pasakius pavadinimą visi žvengia. Nes Jungle King. Nes labai kažkaip asocijuojas. Tai mes kaip moteris nepagalvojom apie tai, bet vyram tai visiems iš karto. Bet tai irgi gal ir reklama, gal mus prisimins iš to, ne? Taip, nes vienas dalykas, pavadinimas turi būti toksai... Jokingas iš tikrųjų, ne tik kad jokingas, bet net ne jokingas, jis galbūt įsimenamas. Nes, pavyzdžiui, tikrai, tarkim, džiunglės, verslo džiunglės, nes
Ir šiaip kalbant bendrai, verslo džiunglės, tai taip ir yra, nes versle aplamai tikrai yra tikros džiunglės. Ir mums nereikėjo mąstyti pačiom, kad sukurti pavadinimą. Tai irgi, irgi faina. Džiunglės mintį davė pats dirbtinis intelektas, o mes pridėjom. Galima sakyti, mes padarėm bendrą darbą, nes mes sugalvojom verslą, o dirbtinis intelektas džiunglės. Tai va, taip ir gimė mūsų verslo džiunglės. Pavadinimas. Toliau turim aš buvau prieš tą tendenciją, bet paskui, kai įsigilinau, kodėl jinai pareina, tai tada buvo, make sense. Ilgi tekstai. Tai nereiškia, kad žmonės pradėjo skaityti, ne, nes juk jie buvo sutrumpėję vien dėl to, kad tu tikrai tingi skaityti tos posmus, tas paklodės ir galiausiai vis tiek tos informacijos negauti. Tai buvo labai faina, kai buvo tikrai jie sutrumpėję, bet dabar vėl pareina. Ir pradžioje buvau, kad duoju, tikrai nesąmonė, nes tikrai žmonės nepradėjo skaityti. Ne. Tikrai, net pagal save. Pagal save šnekant, ne, tikrai ne. Man labiau irgi patinka ten keli sakinukai kažkokie, tai kad tu galėtum laisvai tiesiog perskaitai ir viskas to ir padarai. Bet mintis tokia yra, kad tą pakeitė Gen Z karta, ta naujoji karta žmonių, kad jie dabar, kaip mes tie jau tos senkos, jeigu ieškosim internete tą informacijos, tai įvesim į Google, ne? Jau taip atrodo suprantama. Mūsų laikais. O jaunimas, tai jie pasirodo informacijos ieško socialiniuose tinkluose. Tai robotai pamatė, ar ne, kad paieškos ilgėja ir ta informacija visai kitokia yra, kad viskas pasikeitė, tai vien todėl ilgi tekstai, kad tu kuo daugiau surašytum reikiamos informacijos, to vadinamų raktažodžių, kad tave rastų. Tai kaip ir nežinau, faina, ne faina, turbūt reikia, nes jie vis tiek, tie žmonės, tie jaunimas dirba, ne? Jeigu reikia, aš irgi prisimenu, vakar mokymus turėjau ir aš pasakiau, kad vėl ilgi tekstai pareina. Ir direktorius, Jėzau, tikrai nerašysim, žinai, nieks neskaito, sakau, neskaito, bet ieško informacijos. Mūsų informacijos neieško, žinai, vyresni ieško, kažkaip taip išsireiškia, sakau, bet pas juos dirba tie jauni žmonės ir ne direktorius ieškos, ne kažkokios įmonės, o tas jaunas žmogus gavęs kažkokį darbą atlikti, ne, jisai ieškos. Tada jo, gal reikia. Tai toksai irgi, aš manau, jeigu tu puikiai parašysi trumpą tekstą su visa reikiama informacija, jo pilnai užteks. Taip. Jeigu tu nemoki rašyti trumpai, tai tada paklodės toliau reiškia tavo yra stiproji sritis. Bet ir faktas, tu turėjai rašyti tai apie savo verslą, tai kas tikrai yra reikalinga. Čia kaip ir atrodo suprantama, bet tikrai yra ir nesuprantama iš tikrųjų kitiem. Nes tikrai būna ir taip, kad kiti, tarkim, sakai, tu turėjai visiems kažkokį tai postą įdėti, parašyti, bet nesupranta, tarkim, ar ne, ten bet ką. Tiesiog reikia, nereikia, tiesiog įdeda vien tam, kad, tarkim, pasikeltų savo algoritmus. Bet turi būti ta informacija taisyklinga, teisinga, kad tau pačiam įdomu būtų skaityti. Nes tikrai kartais, kai pažiūrė, tarkim, daro, tarkim, kaip pavyzdys, tarkim, ar ne, ten koksai masažistas, įmeta apie kokius ten, kokius skalbimo miltelius. Du skirtingi dalykai, nes, faktas, taip ir yra iš tikrųjų. Yra tokių variantų. Taip, tikrai yra tokių variantų, dėl to sakau, kad ta informacija turi būti, kad skleistų žinią būtent apie tavo tą darbą, apie tavo prekinį ženklą, o ne tai, kad būtų tu esi vienos srities specialistas, o tu dar apie kažką kitą. Dabar iš viso labai mado yra būti žmogum orkestru. Kad tas irgi mes pašnekėsim plačiau tą temą ateityje, nes tada labai praranda tas toks pasitikėjimas, žinai, kad tu reiškia viską gali ir tą gali ir kai tu dėl to, aš žinau, kodėl tu tą pasakėjai pavyzdį, bet žinai, čia neįsimi tuos niuansus, bet dažnai būna, kad iš kažkokios srities pradeda daryti visiškai nesuprantamus dalykus, ta reklama ar kitas sritis ir tada tu tikrai pasimeti. Ir tu tikrai
Tu visose srityse negali būti geras. Negali. Kad ir kaip būtų. Tu juk irgi savo verslus pardavėjai, Taip. kad taptum dabar tuo žmogum, kur esi čia. O galėjai irgi būti 20, aišku, dar ateina viena laiko suvalgytoja, bet irgi galėjai, ne, bet kažkaip gal to sąmoningumo buvo smegenyse, kad... Turbūt ateina tas laikas, žinai, kai tu tiesiog atrodo, tu gali apriepti viską. Jo. Tau atrodo, tik tais laiko trūksta dienoje, bet... Negali. Negali. Kažkas vis tiek nukenčia. Šiek tiek biški gerai padarai čia, šiek tiek gerai čia padarai ir čia, žinai. Ir tiesiog ir paskui tu grįžti namo ir tiesiog nežinai, kur pulti. O reikia ir pailsėti. Taip. Mes labai esam užpolsi, už nepersitempimą, nes irgi, vat, grįžtant prie tų senų temų, ne, kur visi labai, barbės devindarbės, ten keliasi 3 valandą, eina miegoti 2 valandą nakties, žinai, viską, nes viską dirba, tai ir tas irgi ta komunikacija, kad ir tada tu pradedi galvoti, blemba, o aš tai noriu visai to Netflixą pažiūrėti, ar ten dar kažką, bet tie dirba, o tai, žinai, kaip man. Tai, irgi reikia pailsėti, reikia atskirti, ne, darbo tą laiką, poilsį, šeimą. Mes visi mėgstam ir patingėti, ir patinginiauti, ir žinai, kažką, ir šiaip lovai pagulėti. Taip, žinai, galbūt dabar yra taip, kad mes jau taip kalbam, bet pagalvok apie mūsų pačią pradžią. Mes dirbam visada, dieną, naktį, visada tu dirbi. Aš pati ir viską dirbi, nes kad tik nemokėti pinigų kažkam kitam. Taip, tas ir yra, nes tu viską gali tikrai apriepti, atrodo, viską darai, viską nori padaryti, kažkokius specialistus samdytis, tai tikrai niekada gyvenime. Ne, ką mokėti pinigus, jeigu aš galiu pati išmokti. Nes yra daug seminarų. Yra daug seminarų. Aš net prieš labai daug metų irgi įkuriant vieną įmonę, aš buhalterijos pagrindus mokiaus pati, kad nereikėtų man samdyti buhalteris. Ir sutaupyti kokį 8 eurų. Ir sutaupyčiau. Ir kas iš to, ir kad reikia pateikti tas visas sąskaitas, viską, ir viskas. Tai faktas, bet... Taip, kartais tavo klaida gali kainuoti daugiau negu kad tu sutaupytum. Oi, labai. Tas ir yra iš tikrųjų, kad tikrai turėjo ateiti tas laikas. Turėjom, turbūt. Tikrai, kad suprastum, nes sakau, aš pati prieš 8 metus, kai pradėjau savo tą pirmą verslą, tai aš kokius 5-6 metus aš iš viso neturėjau nei vienos dienos laisvos, nes aš visada dirbdavau. Visada dirbau. Bet dabar tai mes lengvai. Savaitgalis. Ne, savaitgalį viskas. Šventas dalykas. Ne, iš tikrųjų, tikrai tu turi užaugti iki to laiko, nes tikrai tu pačioj pradžioj, tu tikrai dirbi. Tu tikrai dirbi, ten nedirbi, tu tiesiog gali. Taip, jo, esi arklys ir paskui, kur ten tos arklius nušauna, tai va, kad nenušautų. Pereinam dabar prie kito. Čia toks jau labai rimtas, bet norėjau aš jį paminėti apie LinkedIną. Labai man gaila, kad dar Lietuvoje mes nedaugom iki tos platformos, nes tikrai, pavyzdžiui, užsienį jinai yra turbūt irgi topuose ir pas mus dar jinai kažkaip sunkiai prigyja, sunkiai... nežinau, kažkaip nesupranta, bet, tikiu ateis ta diena ir kas keičiasi, kad LinkedInas keičia savo algoritmus, nes buvo biški toks irgi miksas ir dabar tiesiog visų profesionalų, ar kas tenais ar ne, rašo tos savo straipsnius, kas rašys apie kažkokių žinių dalymąsi ar patarimus, jų automatiškai įrašus kels į viršų. Tai nori LinkedInas padaryti tą tokį labiau žingeidų, nežinau kaip čia pavadinti tą platformą ir tiesiog jisai atpažins, kad kas kažkuom pasidalins patarimais ar žiniomis, mokymais kažkokiais ar ne, tiesiog jie eis į viršų. Tai, faina ir tikiuosi, kad kuo daugiau kuo toliau, tuo daugiau žmonės jį pamatys, ypač verslai. Taip. Jo, čia, man atrodo, daug komentuoti nėra, nes... Ne, čia nėra ką komentuoti, čia iš tikrųjų labai geras dalykas. Jo, rimtas. Kartais atrodo, gal tų leleliuškų užtenka, noris rimčiau. Iš tikrųjų, mes galbūt prisižiūrėm ir Facebook'e, ir Instagram'e visokių tokių dalykų. Sekantis dar bus tas pats fainiausia platforma. Tai užtenka turbūt šitų, bet to rimtumo norisi, tai turi būti viena platforma atskirta. Ir būtent ta platforma ir yra tas LinkedInas vien tam, kad
tikrai ten susirenka ne šiaip, bet kokie žmonės, iš tikrųjų ten susirenka tikrai rimti žmonės ir kurie rimti verslai iš tikrųjų ir dalinasi savo tikrai gerom patirtim ir idėjom. Ir labai gerų grupių. Ir aš ieškojau vienos sferos, viešbučių sferos grupių prieš kelis metus. Tai labai kietų investuotojų grupių. Tai jeigu kažkas irgi tikrai ieško tokios rimtos informacijos, tai tikrai ta puikiai yra sfera, platforma. Nu tai prie sekančio prieinam. TikTokas. Kaip tu taip atspėjai? Neįmanoma neatspėti turbūt. Nuo rimtos, ne? Jo, tendencija, nes faktas jau TikTokas kažkur ten vakaruose yra irgi labai gerai ištransliuotas. Iš tikrųjų jau taip ištransliuotas. O pas mus 24 valandos. Dar eina geryn. Eina geryn. Tikrai aš irgi matau kai kuriuos verslus, kurie naudojas tos kelia savo video ir tikrai fainiai atrodo ir sulaukia ir pardavimų. Nu, bet dar vis nepaleidžiam tų... Patapinam. Nepaleidžiam tų visų tavo pagalbos lygio video, tų tiesioginių live transliacijų, bet... Bet užtat kiek jie uždirba? Tai sakau, ar verta dirbti? Taip, kartais pagalvoju, svajonė, ne? Žiūrint svajonį nelygiai, žinai. Žiūrint, tikrai lyginant. OnlyFans geriau būtų, negu TikToko laivas, ne? Bet čia su pinigai žiūrint, kur daugiau moka. Bet jo, gal tokio privatumo ten labiau, tokio, žinai, turiu omeny privatumą. Kur, OnlyFansus ar TikTok? Na, aš matai, ten nelabai žinau. Aš irgi nežinau, bet... Tai spėju. Tarkim, TikToką tai laisvai gali bet kas pažiūrėti, žinai, tas OnlyFansus tai mokėti ne visi, žinai, aš nežinau. Mama, tai žinai. Aš esu skaičiusi kažkur tai. Tai ten yra dar kitaip. Jo, ne, bet TikTokas su TikToku tai šiaip galima tikrai prasisukti verslam ten labai. Aišku, TikTokas nėra pas mumis dar, kaip užsienį būna tos reklamos. Ne. Ir netėjo iki to. Ir TikTokas, aš kaip žiūrėjau tas tendencijas ir praeitų metų, ir užpraeitų, ir kiekvienais metais, bet ir svarbiausia noriu paminėti, kad tendencijas tai tas šnekam, kas Lietuvoj. Nes irgi reikia atskirti, kas yra užsienį vakaruose dažniausiai populiaru ir Lietuvoj. Tai TikTokas tikrai per kelis metus vis jisai tam dešimtukė vis velkasi, nes tikrai kažkaip nepagaunam. O mes net savo socialiniuose tinkluose Instagrame pradėjom rodyti TikToko videos, kad ten ne tik tu gali kažką ar neparduoti, ar savo verslą reklamuoti, bet net labai daug naudingų patarimų. Taip. Ir vėl nemokama platforma. Canvos tos pačios video, kaip ar montuoti, ar kažkokį maketą daryti, reel sukūrimo pradmenis visokie ir viskas tikrai atsirinkus, irgi vėl atsirinkti reikti tą žmogų ar įmonę ir tikrai labai daug geros tos informacijos ir labai džiugu, kad tikrai mūsų normalūs verslai pradeda taip jau po biškį rodytis. Mes irgi dėsim savo tokius shortcutus, į TikToką, tai susikursim dar TikToką. Jo akauntą. Eisim šokti. Gal laivų irgi padarysim, matysim, kiek kas mokės, žinai, kur. Žiūrėsim, kas geriau, ar YouTube'as, ar TikToko laivų transliacijos. Andrius dabar jau su galvos velnės, jau tik pradėjau dirbti, jau TikToką perėjus. Nufilmuosim būtinai. Tai tikrai faina platforma, irgi kviečiam pagalvoti ir ją naudotis. Taip, čia nebūtinai tai, kai mes sakom, kad 24 valandas ten yra, tikrai yra tokių dalykų, kurie yra rimtų. Tikrai tokių, kaip yra dvi pusės. Kad ir visur. Juoda balta. Tai čia yra ir visur. Niekur nepabėgsi, tiek tam Instagram'e, tiek tam Facebook'e, visų tos pačios informacijos rasi. Tik tiek, kad TikTok'e tu galbūt, jeigu ilgai sėdi, matai labiau daugiau tokių dalykų, bet šiaip labai reikalingos ir tikrai reikalingos ir norimos informacijos tikrai daug ką galima rasti TikTok platformoje ir kitas dalykas, daug pasisemti idėjų, minčių, nes vien įvedus, tarkim, paieškos laukelyje ten kažkokį norimą, tarkim,
norimą dalyką rasti, tikrai galima daug kas surasti. Tai ir verslam yra labai puikia niša reklamuotis, daryti, nebūtinai ten, tikrai nereikia tų šokių ar dar kažko, bet tiesiog Bet jeigu norit šokti, galit šokti. Taip. Faktas. Tai kas be ko. Taip. Nu ir paskutinį turiu užsirašiusi, kur irgi po truputį pareina pas mus ir man tai taip šviečiasi, kad bus tų didžiųjų influencerių biški išstumimas, nes vėl visai kiti kaštai ir visa kita, tai brandų ambasadoriai, UGC kūrėjai, tai User Generated Content kūrėjai. UGC, kai aš vadinu tauragietiškai paprastai, kai sako Andrius, pasakiau UGC, sako, kas tas yra. Nu, matai, žmogus vis tiek, tauragi. Neišvarysi. Tai jo, tai kas, mes irgi turėsim atskirą laidą apie tai, kaip jais tapti, ko reikia, o reikia ir kaip nieko. Atsirinkti. Ir kaip, gal... Reikia atsirinkti reikia faktas, bet gal tas atsirinkimas būtent tų ambasadorių bus tai video kokybė, nes tai dažniausiai, gal pasakysiu, kas tai yra, ne? Nes gal ne visi žino. Tai yra tiesiog, jeigu tu gražiai filmuoji, gražiai montuoji kažkokio ar daikto, ar paslaugos reklama, bet iš tos savo žmogiškos pusės. Tai tas vėl žmogiškumas, paprastumas pareina, kad įmonė ar brandas nebenori tos tokios poš reklamos, tos išblizgintos, o to tipo kaip paprasto žmogaus, ne, sakykim pavyzdį, kokį lūpų dažai. Ir, nes aš labai stebiu, man atrodo, Skin Lovers su šitais dirba, kad tiesiog tikrai panos mažiau žinomos, tu mažiau siekėjų turi, kiti net iš viso neturi kelis šimtus, bet labai gražiai padaro video, sumontuoja ir parodo tai iš kasdienybės. Jo. Ir tą tikrą vaizdą tu pamatai, tikrą ir nuoširdų, nes tie, kurie yra dideli influenceriai, tai jie tiesiog... Mes nesam prieš juos. Taip, ne. Reikia tik tai atskirti. Jeigu ar ne yra tikrai stipri įmonė galinti mokėti daug už reklamą, faktas, influenceriai yra irgi numeris vienas, nes niekas geriau nepadarys. Nes jų yra auditorijos vienas dalykas visai kokia didumo iš tikro. Bet jeigu tu esi mažesnis ir tu neturi tiek kašto, ne, tai tie ambasadoriai, tai tiesiog... Nes dažniausiai tie kūrėjai būtent, tai jiems dažniausiai tinka ir netgi barterių. Taip. Tai kas labai svarbu, nes jaunam verslui tai tikrai labai aktualu vien dėl to, kad aš pati prisimenu, kai turėjau tą savo prekinį ženklą, tai savo prekę, tai aš irgi labai norėjau pačioje pradžioje, kad man kažkas sutiktų tik barterių pareklamuoti, vien dėl to, kad nes tu neturi pinigų. Kol iki bunkės atėjai. Taip, buvo laikai, bet irgi, žinai, atskiri, kad kada to reikėjo to paprastesnį ir kada jau tu nežengi, bunkė, ne kad reklamuoja. Taip, nes tu turi nuo kažko pradėti, iš tikrųjų, tas pradėjimas nuo to tai yra labai geras dalykas, nuo tokių dalykų. Taip, ir pačiam tam žmogui, iš tikrųjų, jeigu kažkas nori ir kiti galvoja, oi, aš neturiu ar ne auditorijos daug ir juos nereikia, tu sakau, gali turėti net keli šimtus, tai jau dažniausiai būna mūsų draugai, ne tam Instagram ir Facebook'e tie keli šimtai ir turėti tik kelis, bet jeigu tu sugebi gražiai nufilmuoti, gražiai pateikti produktą, sumontuoti ar ne, nereikia net šnekėti, tiesiog veidą reikia rodyti, čia nieko nepadarys, nebent kokį rankų kremą tu reklamuosi, tada žinai gali gražiai rankas, bet kiek tu prireklamuosi tų kremų. Tai tikrai faina ir, kaip sakau, verslai labai pradėjo jų ieškoti, bet mes tą pašnekėsim tikrai atskirai ir daugiau plačiau. Ir plačiau ir tikrai kaip jais tapti ir gal pastumėsim kelis jaunus žmonės pradėti. Taip. Jo. Tai aptarėm visas tas tendencijas, aišku, jos gal daugiau yra, bet mes tas tokias išrinkom stipriausias, pagrindinės. Ir labai tikimės, kad sudominom, kad pažiūrėsit ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ar ne, laidą, ir tiesiog gausit kažko naudingo. Man svarbiausia, kad kažką naudingo pasakytumėm. Taip. Ir kad nebūtų nuobodu. Ir kad faina būtų. Ir linksma. Ir rimta. Ir kartu rimta. Jo negalim, nes negali vien nejuokauti. Tada galvos, kad nerimtai, bet rimtom temom paprastai ir aiškiai. Tai mūsų tokia jaučiu yra žinutė. Taip.
Tai Tai ką, subscribe būtinai, share. Tai su šiuo pasakymu turbūt mes ir baigim savo pirmąjį podcastą ir susitiksime antrame. Ir like, subscribe. Jo, būtiniausiai. Share. Ačiū. Andriau viskas.